Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandieną pakalbėsime apie internetinio puslapio sukūrimą. Norint turėti jūsų asmeninę svetainę su LT galūne, pirmiausia, jums reikės įsigyti hostingą, po to domeną. Tai reiškia, kad jums šita paslauga kainuos apie 100 €, kur jūsų failai bus laikomi serveriai, iš to failų bus eksportuojami į platųjį pasaulį, kur pasieks jūsų puslapį per LT galūnę. Tai jūsų norimas bus pavadinimas LT galūnė arba com, arba net, arba kitos galūnės. Ir tame serveryje visi failai bus saugomi. Visa šita paslauga metams jums kainuos 100 €, tam bus laikomi visi jūsų failai. Bus į vidų sukelti, niekur jie nedings ir į metus jums reikės mokėti apie 100 € už patį serverį, kad jūs turite savo svetainę. Svetainės sukūrimas kainuoja visiškai atskirai, nepriklausomai nuo serverio talpos. Jūsų visi failai į hostingo domeno serverį bus sukelti, ten jie yra programuojami su tam tikromis programomis ir programavimo kalba. Tai reiškia, kad visi serveriai esantis failai yra programuojami su valdymo sistema, aš to užsiimu. Puslapio sukūrimas kainuoja nuo 300 € iki 700 €, jeigu reikia elektroninės parduotuvės, gali kainuoti iki 1000 €. Tai reiškia, visą sistemą įdiegiame, suprogramuojame ir jūs naudojatės puslapį. Turint savo asmeninę svetainę, galite kelti bet kokį turinį į savo puslapį. Tai reiškia, galite rašyti straipsnius, kelti video formatų medžiagą, galima tiesiog pasidaryti socialinį tinklą, kuriame galėsite bendrauti, arba formą. Žodžiu, tai jūsų yra asmeninė erdvė, ką norite, ten galite ir bet ką daryti iš tikrųjų. Ir taip Google'e išreitinguos jumis aukštas pozicijas, jūsų pardavimai pakils. Aš darau ne tik savo optimizaciją, bet ir visus straipsnius rašau, kurių visą bendro pobūdžio informaciją jūsų bendram puslapiui, kas bus jūsų puslapio viduje. Labai reikšmingas dalykas yra SEO postai. SEO postai tai yra nerišlūs arba rišlūs sakiniai, apie 200-300 žodžių, gali būti ilgesni, trumpesni, kad jūsų Google sistema rastų jūsų pozicijose. Tai reiškia, reikia reguliariai kelti, rašyti tam tikrą informaciją, kad jūs atrastumėt Google sistemai. Aš tai darau su SEO straipsniais, viską rekomenduoju tiesiog patį asmeninį turinį kelti ir jums patiems. Jeigu tai sugebate padaryti, aš jums duodu asmeninę prieigą prie visų failų. Jeigu ne, darome kartu, kalbamės, aš rašau pats asmeninius straipsnius, koreguojame, taisome ir pagal tam tikrus raktinius žodžius mes įkeliame sistemą ir jumis Google sistema mato per tam tikrą laiko tarpą. Interneto puslapis arba websaitas yra jūsų asmeninė erdvė. Palyginimas būtų galimas pateikti su to, kad tai yra jūsų namas, kur yra pamatai, stogas, langai, vidus, apdaila, išorė, baldai, paveikslai, interjeras ir panašiai. Jūs turint savo asmeninį puslapį galite viską kelti, redaguoti, išimti, ištrinti, vėl įdėti, vėl perkeisti, keisti dizainą, viską galite lipdyti kaip savo asmeniniuose namuose. Tai reiškia, jūs turite asmeninę erdvę, kur galite daryti bet ką, bet kaip, bet kada ir jūsų niekas tenais neužblokuos. Kodėl nuomojamas puslapis arba nuomos pagrindu įsigytas puslapis yra visiškas šūdas? Ta prasme, visiškas šūdas yra todėl, kad jie pasima tam tikrą mokestį po 30, po 20 € kas mėnesį, tai gaunasi vis dėlto brangiau negu turėti patį hostingą ir domeną. Jūsų failai jums nepriklauso, jūsų failus gali ištrinti, visiškai apriboti tenais keliamą turinį ir tai yra visiškai ne jūsų asmeninė svetainė, o tai yra nuomojamas pagrindas. Ar norite kaip savo būste nuomotis būstą, ar tiesiog turėti savo asmeninę erdvę? Rinktis iš tikrųjų yra jums. Kyla klausimas, kodėl verta rinktis mane? Aš programuoju interneto svetaines už tam tikrą sumą, tai reiškia nuo 300 iki 700 €, nuo 700 € iki 1000 €, jeigu reikia elektroninės parduotuvės, kurių iki 1000 €, jeigu reikia paprastos nuo 300 iki 700 €, viską darau savomis rankomis, savo protu. Viską galiu sukurti, pagal jūsų norus, pageidavimus, galime daryti mokamai, nemokamai su tam tikrais pluginais, su programavimo kalbomis, arba galime tiesiog turėti gerą, kaip čia sakant, vaizdelių už gerą kainą, už 300 €. Tai tiesiog jeigu pasirinksite mane, aš jums viską išpildysiu jūsų norus, tiesiog rinkitės mane, skambinkite man, ačiū, viso gero. Ir dar pamiršau pridurti tai, kad aš esu Mindaugas, verslo kalvis, subscribinkite mane, sekite mano kanale, žiūrėkite mano video. Aš jums pritaikęs nuolaidą padarysiu netgi puslapį dar pigiau negu už sutartą kainą.